Labadiena, brangūs darbiečiai. Pirmiausia, taip turbūt reikėtų jumis kreiptis. Gerbiama darbo partijos pirmininkė, garbės pirmininkė, svečiai, brangūs šio suvažiavimo delegatai. Sveikinu jūs visus su jubiliejiniu 20-uoju suvažiavimu ir be abejo su 11-uoju bendros ir vieningos veiklos gimtadieniu. Pastarieji metai tiek darbo partijai, tiek jaunimo organizacijai darbas buvo be galo aktyvus. Ir peržvelgęs juos atradau vieną reikšmingą ir nenuginčiamą vardiklį. Tai yra mūsų Lietuvos tautos vienijimas. Darbo partija, siūlydama reikšmingus sprendimus, priimdama ir įgyvendinama prasmingus darbus visai Lietuvai, vienijo tautą, kėlė mūsų valstybės solidarumą. Na, o jaunimo organizacija darbas be tų šimtų pilietinių iniciatyvų regionuose pasiuvo rekordinę 1000 metrų trispalvę ir su ją kartu per visą Lietuvą keliauja ir skleidžia vienybės idėją. Todėl tikiu, kad šios mūsų didelės ir vieningos šeimos darbais artėjančiose savivaldos ir tiesioginių merų rinkimuose Lietuvos žmonės, miestų gyventojai mumis patikės ir leis mums prisimti visą atsakomybę. Todėl sveikindamas jūs noriu palinkėti komandiško darbo, jaunatviško požiūrio į mūsų visų ateitį ir svarbiausia, to žodžio, kurį mes nešame per visą Lietuvą, tai yra vienybės. O dovana nuo mūsų tai pačios gražiausios akimirkos iš Baltijos kelio ceremonijos, kada visi kartu susikibę už rankų, kartu ir su partijos vadovu, ir su jumis visais čia esančiais, ištiesėme vienybės vėliavą ir pradėjome kelią po Lietuvą. Ačiū jums ir su švente.